Sveiki. Norim pristatyti vieną iš mūsų sistemos modulių funkcionalumų, tai yra sandėlio valdymas, kurio pagalba jūs galėsite ir atlikti nustatymus bei įsijungti produktų gamybos funkcionalumą. Kaip tai padaryti? Keliaujame į modulių sąrašą ir susirandame sandėlio valdymas modulį. Jį įsidiegiame. Šioje vietoje jūs galėsite nustatymus atlikti, kad būtų naudojami sandėlio likučiai, kad būtų rodomi sandėlio produktai automatiškai, kuriant sąskaitą. Galima pasirinkti, kad nebūtų rodomas prekės, kurių sandėlyje nebėra, jų likutis yra 0, lygiai taip pat įjungti produktų gamybą. Tai pasirinkus nustatymus ir aktyvavus modulį, jūs lygiai taip pat ir galėsite naudoti šiais nustatymais, bei galėsite valdyti tiek pirkimus, tiek kategoriją sandėlio dalyje. Tai keliaujame prie produktų gamybos. Kaip tai veikia? Pasirenkame skiltį produktai ir paslaugos ir pasirenkame produktų gamybą. Pasirenkame 2 prekes ar 3 prekes, kurias mes norime panaudoti produkto gamyboje. Pasirenkame vieną prekę, pasirenkame antrą prekę ir spaudžiame sukurti produktą. Iš kiekvienos prekės pasirenkame kiekvieną tų mes norėtumėm panaudoti. Ir pasirenku 6. Tada pasirenkame pavadinimą. Sukurta prekė. Kovas. Ir pasirenkame mato vienetą, jeigu turite ir kodą galite priskirti, pardavimo kainą, jeigu jos nežinote, galite nurodyti 0, pardavimo metu priskirsite kainą, PVM tipas, jeigu taikomas, kategorija ir visi kiti nustatymai. Vertinant kiek mes pasirenkam vienos ar kitos prekės, galima pasirinkti, kokį likutį naujai sukurtos prekės mes norime pridėti į sandėlį. Tai turime pasižiūrėti, kad tos panaudotos prekės lygiai dalintųsi iš to skaičiaus, kurį pridėsime į sandėlį. Tai vadinasi, vienam rinkiniui panaudosime 5 vienetus šios prekės ir 3 vienetus šios prekės. Sukuriame produktą. Ir matome, kad čia jau nusirašė 6 vienetai antros prekės ir gamybos istoriją galime pamatyti, kad būtent šita prekė tiek vienetų buvo panaudota naujam produktui. Tada susirandame pirmą prekę. Lygiai taip pat vėlgi matom, buvo 30 vienetų, 10 panaudojame, gamybos istoriją atitinkamai matome, kada kur kas buvo panaudota. Ir susirandame sukurta prekė. Taip, naujai sukurta prekė, kažkodėl neranda. Tuo pabandom per paiešką surasti. Sukurta prekė. Kovas ir matome, kad pagrindiniam sandėlyje yra tie mūsų sukurti 2 vienetai. Ir gamybos istorija, kad gamyboje panaudota buvo 6 vienetai vienos prekės, 10 vienetų kitos prekės. Tai taip galite valdyti ir kurti produktus, matyti istoriją, kur kas buvo sukurta ir be jokių problemų daryti komplektacijas, daryti rinkinius jau pačioje sistemoje. Tai gero naudojimo ir iki.